AdWords vaizdo skelbimai gali padėti jums pasiekti vartotojus tiek YouTube platformoje, tiek visame internete. Jūs galite sukurti bei valdyti savo TrueView kampanijas tiesiai iš AdWords platformos, bei kontroliuoti kur, kada ir kam bus rodomi jūsų skelbimai. Naudodami TrueView vaizdo skelbimus, jūs galite pasiekti savo tinkamą auditoriją pagal demografinius, kalbos, vietovės, pomėgių bei kitus nustatymus. Galiausiai, už skelbimą jūs mokate tik tada, kai vartotojas išreiškia susidomėjimą jūsų reklama. Išbandykime TrueView kampanijos kūrimo žingsnius. Jei norite sekti juos kartu, spauskite ant išbandykite dabar mygtuko. Prisijungkite prie savo AdWords paskyros bei paspauskite ant mygtuko kampanijos. Paspauskite plus kampaniją mygtuką bei pasirinkite internetiniai vaizdo įrašai. Įveskite kampanijos pavadinimą bei kampanijos nustatymų duomenis. Įveskite kampanijos dienos biudžetą. Pasirinkite tinklus, kuriuose norite rodyti savo skelbimus. Pasirinkite vietovės, kurias norite įtraukti arba išskirti iš savo kampanijos. Pasirinkite kalbą, kurią kalba jūsų vartotojai. Spauskite išsaugoti bei tęsti. Dabar susikursite skelbimų grupę. Pradėkite įvesdami jos pavadinimą. Eilutėje jūsų vaizdo įrašas suraskite bei įdėkite norimo reklamuoti vaizdo įrašo nuorodą iš YouTube svetainės. Tam, kad būtų sukurta TrueView kampanija, būtina turėti įkeltus vaizdo įrašus YouTube platformoje. Langelėje vaizdo įrašo skelbimo tipas pasirinkite tikslą arba peržiūrų, žinomumo arba konversijų skatinimas arba programų mobiliesiems diegimo skatinimas. Žemiau galite pasirinkti vaizdo skelbimų formatą. Skelbimą galima rodyti arba YouTube sraute, arba YouTube vaizde. TrueView skelbimų sraute naudokite, kai norite savo skelbimą rodyti prieš, per arba po tam tikrų vaizdo įrašų YouTube bei vaizdo tinkle. TrueView srauto skelbimai gali būti rodomi tiek vaizdo įrašuose YouTube platformoje, tiek vaizdo įrašuose Google partnerių puslapiuose, tiek Google vaizdo tinkle. TrueView skelbimai vaizde skirti reklamuoti savo įrašą, kai žmonės kažko ieško YouTube platformoje arba joje peržiūrinėja vaizdo įrašus. TrueView vaizdo skelbimai gali atsirasti tiek šalia YouTube vaizdo įrašų, tiek YouTube paieškoje, tiek skirtingose YouTube kanaluose, tiek Google partnerių puslapiuose vaizdo tinkle. Šiame pavyzdyje mes pasirinksime srauto skelbimus. Užpildykite informaciją, kurios reikia kuriant skelbimą. Naudojant TrueView reklamą sraute, jūs mokate, kai vartotojas peržiūri bent 30 sekundžių jūsų vaizdo įrašo, arba visą vaizdo įrašą, jei jis trumpesnis nei 30 sekundžių, arba kai vartotojas išreiškia susidomėjimą vaizdo įrašu. Susidomėjimas gali būti paspaudimas ant raginimo veikti perdangos, kortelės ar papildomos reklamjuostės. Naudojant TrueView skelbimus vaizde, jūs mokate, kai vartotojas paspaudžiant vaizdo įrašo miniatiūros, norėdamas peržiūrėti jūsų vaizdo įrašą. Bus rodomi jūsų skelbimai. Pagal išankstinius nustatymus, jūsų reklamos visada bus rodomos visiems vartotojams. Paspauskite ant mygtuko išsaugoti skelbimų grupę. Jeigu jūsų AdWords paskyra dar nėra sujungta su jūsų YouTube kanalu, galite sekti instrukcijas, kurios padės tai padaryti. Viskas atlikta. Nebėra priežasties laukti, pradėkite savo TrueView vaizdo įrašų skelbimus jau dabar. Jeigu esate pasiruošę sukurti kampaniją savo paskyroje, spauskite ant mygtuko išbandyti dabar ir sukurkite pirmąją TrueView reklamą. Ačiū už dėmesį. Norėdami sulaukti ir pamatyti daugiau vaizdo įrašų su AdWords patarimais, prenumeruokite mūsų YouTube kanalą. Be to, jeigu turite bet kokių klausimų susijusių su AdWords, visada galite juos užduoti komentarų skiltyje.